Edramblys čia. Sveiki visi, su jumis Edramblys arba Emilis Repšys. Šiandien aš filmuosiu naują video ir atspėkit koks. Jis yra, aš gavau siuntą jau 5. kartą. Aš neseniai filmavau, kad gavau 4. kartą, galvau, jau daug, bet 5. kartą. Tai dar daugiau ir siuntą ir vėl biški didė. Jinai viską uždegė. Aš galę nuleisiu žemyn. Ir, ne, aš pamiršau atidaryti. Tikriausiai teks taip atidarinėti. Ir laikinkit ir subscribinkit, prašau. Ir nes aš jau turiu 6 subscriberius. 6 padaugėjo nuo video, kai švenčiau 30 subscriberių. Ir praeitą video, man rodos, mano tėtis pagreitino, kaip aš atidariau šitą dėžę. Tai tikiuosi vėl pagreitinti, nes Čia aš labai ilgai jau. Ir čia bus 4 Funko Popai, kurie mane nustebino. Ir vienas Biti Popas, kuris yra kur... Taip, pamatysi ten, kaip mano tas, taip, gerai. Ir 4 Funko Popai bus iš naujo jūros pasaulio filmo, kuris yra atgimimas. Jūros periodo pasaulis atgimimas. Ir Paula man skambina tėtis, atsiprašau, aš sustabdysiu, tikiuosi tėtis sujungs. Jau grįžau, pasikalbėjom su tėčiu ir dabar pirmas daiktas ir mane visi tie, kai užsisakiniau, taip nustebino, nes, sako, kad jie yra normalaus dydžio Funko Popai, bet šiaip, kai žiūri nuotrauką, tai atrodo, kad jie tokie dideli, kaip mano tie kiti dideli. Ir atsiprašau, kad lova tokia netvarkinga. Tai popierius. O va, Biti Popas. Tai, čia, žinot, kur yra tie aparatai, kur valdot ir tada taip ranka nusileidžia ir paėmat žaislus. Tai čia yra taip, ir čia iš 5 nakčių pas Freddy yra žaislinis Fredis ir jis įsideda į tą, kur paėmė. Tai šiaip vadinas arkeidai, Biti Popai arkeidai, bet pas mane yra ne arkeidas. Ir geras. Tai, reikia žiauriai kietas dalykas čia. Man reikia žirklių. Nuo kada Funko padaro, kad jų daiktams reikia žirklių. O taip. Nesimato. Ir čia Fredis, ir čia Fredis, o čia duris. Nesioka didėt. Ir pala. Žaislinis Fredis. Pala. Ir įdedam jį. Jis taip įsidėjo. Jį dėsiu į savo Biti Popų lentyną kažkur čia. Jis kietas dalykas. Pala, aš noriu patikrinti. Nesispaudžia mygtukas ir šitas. Bent jau pabandžiau. Ir dabar einam. Mano veido nesimato. Todėl nes aš kitokią naudoju kamerą, telefono laikiklį, nes savo tą originalą pamečiau. Gerai. Dabar gerai. Neįsitraukia gerai. Tai čia. Gerai. Nuotraukoj visiškai kitaip atrodė. Tai čia yra
Ne T-Rexas, o D-Rexas, bet čia neparašyta, kad D-Rexas, čia parašyta Distortus Rexa. Nežinau, kaip išversti ir jis tokio didumo, kodėl ten net beveik nesimato. Tai čia neatrodo kaip dinozauras, čia atrodo kaip ateivis kažkoks. Manęs vis dar nesimato. Geriau surasti tą. Šį video nelabai mano veidas matysis. Va. Jis big brainina. Žiūrėkit, jo smegenis. Va. Kaip tie delfinai, kur protingi. Ir jis turi 1, 2, 3, 4, 5, 6 rankas, nes čia dar mažytės. Iš jo pilvuko lenda. Va. Ir jo, čia nelabai man primena dinozaurą, čia labiau ateivis dinozauras. Dabar čia dinozauras su ilgu kaklu, kuris irgi atrodo kaip ateivis ir irgi yra big brain. Va. Panašios galvos. Ir šitas dinozauras su ilgu kaklu antrą kartą, kaip antrą kartą yra pagamintas čia dinozauras su ilgu kaklu. Jo, va. Jo uodega, jis man primena zebrą. Va. Iš nuotraukos aš galvau, kad jis čia bus labai didelis, bet jis nėra didelis. Dar 2 liko. Ir... O, taip. Dinozauras, kuris plaukioja ir dinozauras juokingas faktas. Pirmą kartą gyvenime Funko padarė skraidantį dinozaurą Funko Popą. Jeigu neskaičiuojant Kinderio skraidančio dinozauro. Nes buvo tokie Kinderio, o čia plaukia vandens dinozauras. Tai aš šito labiausiai norėjau, nes man rodos pirmą kartą plaukiantį dinozaurą padarė. Arba ne, tiksliai nežinau, man rodos. Ir dabar trauksim. O, ne, krenta. Jis kaip krokodilas. Va. Jis turi dar čia dantis ir, man tai patinka dinozaurai Funko Popui ir ypač, kai jų burnos būna tuščios, nežinau kodėl. Tai aš turiu dar dinozaurų šiaip, jo turiu kažkur ten giliai mano antroji lentynoj Funko Popų. Šiaip jinai pirma, antra buvo ta, kur aš jau esu rodęs. Tai va, plaukiantis dinozauras. Tun, 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 tun. Ir dabar skraidantis dinozauras, kuris irgi atrodo labiau ne ateivis, o koks jis slidus. Kodėl turi viskas skrist? Va. Toks. Jis kol kas. Ne, šitas didžiausias geras. Jis toks. Jis labai spindi. Šitas tikriausiai toks geras. Jis atrodo, man rodos šitam filme daug dinozaurų DNA. Žinot, kas yra DNA? Nes taip sukuria dinozaurus per tą filmą pasakojo. Tai man rodos, čia dinozaurų DNA yra sujungti ir taip gaunas visokie ateiviniai dinozaurai. Tikriausiai. Tai čia ir viskas. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edramblys arba Milsnefis. Viso gero.